Kasdien besimokančiųjų ispanų kalbos Duolingo ar kitos programėlės pagalba vis daugėja. Ir nors kai kuriems tai yra smagus mokymosi būdas, tačiau kitiems po tam tikro laiko kyla abejonių, ar tikrai pavyks pasiekti aukštą lygį programėlių pagalba. Hola, estudiante de español. Aš esu Akvilė Dominika, ispanų kalbos mokytoja ir lingvistė, ir šiame epizode pasidalinsiu vieno mokslinio tyrimo duomenimis apie kalbų mokymasi per Duolingo ir kitas panašias programėles. Kažkada labai seniai pati bandžiau mokytis ispanų kalbos per Duolingo, bet tada supratau, kad tai man nepadės pasiekti norimo aukšto lygio ir po kelių dienų ištryniau programėlę. O kokia tavo patirtis su Duolingo ar kitomis programėlėmis? Ar pajutai, kad išmokus tam tikrą kiekį žodžių pastrigai? Kad nuvykus į Ispaniją nepavyksta susigaudyti, kai su tavim kalba ispanas, atrodo, kad tiek žinojai žodžių, bet staiga galva tuščia? Papasakok apie savo patirtį komentaruose po šiuo epizodu. Tai grįžtam prie temos, pastaruosius metus, kone kiekvienas į mane besikreipiantis mokinys sako, kad mokėsi per Duolingo ir ne dieną, ar dvi, bet bent jau kelias savaitės ar mėnesius, ir bebendraudama su tais mokiniais sugalvojau, kad reikia pačiai iš naujo pabandyti, gal kažkas patobulėjo, gal kažkas pagerėjo. Tik šį kartą pasirinkau kalbą, kurios visiškai nemoku. Tai buvo vokiečių kalba. Tikrai bandžiau nuoširdžiai daugiau nei mėnesį kasdien įsijungti programėlę, bet nebūdavo motyvacijos, nes nepamačiau nieko naujo. Tas pats žodžių vertimas, tas pats sakinių dėliojimas ir tas pats įrašo, kaip skaitau pavienius žodžius įrašymas. Ir kadangi esu ne tik ispanų kalbos mokytoja, bet ir lingvistė, tai visada noriu matyti ne tik paviršių, bet ir lįsti į gilumą. Šiuo atveju paviršius tai žaismingas kalbos pateikimas per programėlę, vis siunčiami priminimai į telefoną ir tas džiaugsmas, kad jau 30 ar 100 dienų be pertraukos mokiausi ispanų kalbos. Tai girdžiu iš tikrai daugybės mokinių. Tačiau, kadangi mane domina giluma, nebūčiau aš, jei nepaieškočiau mokslinių tyrimų apie kalbų mokymasi per programėles. Taigi tai, ką toliau pasakosiu, bus paremta vienu tyrimu, kurio nuorodą paliksiu šio epizodo aprašyme. Tai visiems aišku, kad tai, ką gerai žinome, gyvena mūsų ilgalaikėje atmintyje. Ir šioje vietoje svarbu paminėti, kad turint omenyje kalbas, ilgalaikė atmintis turi dvi sistemas – deklaratyvėje ir procedūrinė. Žinau, kad šie terminai skamba sudėtingai, bet pabandysiu paaiškinti tai paprastai žodžiais. Tai pirmoji sistema, deklaratyvioji sistema, yra atsakinga už metalingvistinės žinias apie žodyną. Tai yra žinios apie žodžius. Vienaskaita, daugiskaita, vyriška, moteriška giminė ir panašiai. Ir taip pat yra atsakinga už kalbos garsus. Tuo tarpu antroji sistema, procedūrinė sistema, yra atsakinga už visą kitą. Kalbos skambesys, žodžių daryba, sakinių formulavimas, pasakojimų konstravimas, žodžių ir išsireiškimų reikšmių niuansai, pavyzdžiui, kada Ispanijoje ar Lietuvoje yra nemandagu ar mandagu vartoti tu, o kada jūs. Tai kai žmogus mokosi gimtosios kalbos, visi jo kalbiniai įgūdžiai atsiduria antrojoje procedūrinėje sistemoje. Žmogus savo gimtąją kalbą vartoja automatiškai, natūraliai, dažnai net nežinodamas, kodėl čia taip ar kitaip. Tiesiog sakydamas, kad taip skamba geriau, bet nežinau taisyklės. Ir tik tais gimtakalbio žinios apie žodyną, apie žodžius, taip kaip minėjau, vienaskaita, daugiskaita, giminė, atsiduria pirmojoje sistemoje. Tai vadinasi, praktiškai viskas susiję su gimtakalbio kalba yra antrojoje sistemoje. Tačiau į kurią ilgalaikės atminties sistemą nugula kalbos žinios iš programėlių. Tai straipsnio autoriai pateikė išsamią Duolingo analizę. Tai
kaip jau prieš tai minėjau, visi turbūt žinome, kad Duolingo programėlėje yra mokinys mato žodžius, sakinius ir turi pasirinkti kartais tai teisingą žodį iš keletos datų, tai išverstą žodį ar įrašyti žodį į sakinį, įrašyti garso įrašą, kaip taria žodį ar sakinį ir panašiai. Tai kaip teigia tyrimo autoriai, mokiniai programėlės pagalba gali išmokti nustatytą skaičių žodžių ar išsireiškimų, pavyzdžiui, buenos dias, gracias, taip pat labai, bet labai limituotą skaičių gramatinių struktūrų sakiniuose. Pavyzdžiui, un vino por favor, los gatos son negros ir panašiai. Tačiau šioje ir kitose programėlėse nėra visų galimų struktūrų variantų, su kuriomis mokinys galėtų susidurti realiame gyvenime. Tad čia iškyla problema. Realiose situacijose reikės formuluoti skirtingus sakinius, klausimus, palaikyti pokalbį įvairiomis temomis. Tačiau, kai mokymasis yra orientuotas į paskirus, pavienius žodžius, frazes, mokinys užstringa pirmojoje, tai yra deklaratyviojoje ilgalaikės atminties sistemoje. Toje sistemoje, kurioje gimtakalbiai turi žinių apie žodžius. Be to, įrašydamas įrašą per Duolingo kaip taria žodį ar sakinį, mokinys mokosi tarimo izoliuotai. Jis nesimoko intonacijos, nesimoko kalbos melodijos. Kitas dalykas, trūksta sociokultūrinių aspektų paaiškinimo. Tai jau mano minėtas pavyzdys, kada kreiptis tu, kada usted Ispanijoje. Tai, pavyzdžiui, Duolingo nepaaiškins, kad jei kreipsies usted į mokytoją ar dėstytoją Ispanijoje, jis tikrai gali labai įsižeisti. Ar kada quiero nuskambės ne taip mandagiai kaip me gustaría. Tai matome, kad norint vartoti ispanų kalbą Ispanijoje, palaikyti pokalbius, reikia aktyvinti antrąją, tai yra procedūrinę ilgalaikės atminties sistemą. Ta, kurią naudoja gimtakalbiai. Ir tam, kad galėtum kalbėti ne pavieniais žodžiais, kad gebėtum kalbėti natūraliai ir kad išvengtum nemalonių situacijų. Tačiau, kad tai pasiektum, mokymosi procese turėtum turėti galimybę vartoti kalbą. Tai yra kurti naujus sakinius kontekste, naudojant įvairias struktūras. Ir aišku, gauti grįžtamą į ryšį, tai dar vienas dalykas, ko trūksta programėlėje. Ir kitose programėlėse taip pat, pasak tyrimo autorių. Tai yra trūksta galimybės klausti, pasitikslinti, kodėl tam tikras dalykas yra teisingas ar neteisingas. Ir čia eina tiek tarimas, tiek intonacija, tiek sociokultūriniai aspektai, tiek sakinių struktūra, žodžių reikšmė ir panašiai. Tai apibendrinant, tyrimo autorių išvados būtų tokios. Jei mokinys dar niekada nesimokė kalbos, tai Duolingo jam gali padėti išmokti pagrindinių frazių, žodžių, tačiau tikrai negali padėti pasiekti aukštesnio kalbos vartojimo lygio, nes nėra pakankamai struktūrų ir galimybės pačiam konstruoti programėliai nežinomus sakinius. Ir kita tyrimo autorių išvada būtų, tai mokinio tikslas yra vartoti kalbą įvairiose situacijose, bendrauti įvairiomis temomis, spręsti iškilusius sunkumus ar kelionėje, ar gyvenant tos kalbos šalyje. Tai jam rekomenduojama ne tik mokytis savarankiškai per programėles, bet ir mokytis su mokytoju, kad būtų galimybė praktikuoti kalbą įvairiose kontekstuose, gauti grįžtamąjį ryšį, susipažinti su sociokultūriniais kalbos niuansais ir panašiai. Tai jei tau reikia daugiau ispanų kalbos negu kelių pagrindinių žodžių, tai kviečiu tave mokytis ispanų kalbos per istorijas grupinėme kurse, kuriame ne tik turėsi galimybę siekti aukštesnio lygio, vartoti ispanų kalbą realiose situacijose, bet ir gauti grįžtamąjį ryšį. Tai yra turėti vienoje vietoje visą tai, ko reikia pasiekti aukštesniam kalbos lygiui. Tai dabar trumpam atsidarė registracija į kursą, tad suskubk ir visą informaciją rasi nuorodoje šio epizodo aprašyme.
Ir jei tavo aplinkoje yra žmonių, kuriems šis epizodas galėtų būti aktualus, tai pasidalink juos su jais. Gracias.